kūnas yra ne tik kad geriausias mūsų draugas, jisai ištikimiausias mūsų palydovas. Su kūnu jūs atkeliavot. Jūs gimėt ir jūs gavot kūną. Kaip Rasa labai gražiai pavadino, kaip patį brangiausią, ten superiškiausią, ten šustriausią automobilį, kurį mums tiesiog leido paturėti, ar ne, pasinaudoti jo visais ten pajėgumais ir taip toliau. Aišku, su sąlyga, kad mes jį prižiūrėsim, nes net jeigu jūs vairuojate S-klasės Mercedesą, bet nei kuro ten neįsipilat, nei tepalų nepakeičiat, nei padangų, nei dar kažko nepripučiat, nenustebkit, kad ir wow, kokia genetika kūno, ar ne, staiga ima nebeveikti su metais, nes mūsų kūnas užsiteršia, tada prasideda dalykai. Tai va, jeigu pasižiūrėsit, yra nemažai sveikuolių, kurie ant savo 60 žiūri ir galvoja, kiek jai metų? Tai aš 40 vyresnės už ją, ta prasme, ką? Ir tai nėra kažkoks genijus, genais apdovanotas žmogus, pasisekė jai, nežinokit. Mano giliu įsitikinimu iš viso toks dalykas kaip sėkmė, jisai neegzistuoja. Ir kai man kartais sako, kaip tau sekasi? Nori papasakosiu, ką reiškia tas sekasi, kiek man kainavo, kiek aš kelią išliaužiau, su galvai duris daužiau ir dar viso kito ten su kastuvais kasiau. Va, kokia sėkmė. Taip labai sekasi. Tai lygiai taip ir su kūnu. Sekasi tiem, kurie anksčiau negu kad vėliau suvokia, koks tai yra stebuklas. Jį reikia branginti, kaip jį reikia saugoti, kaip jį reikia mylėti. Ir taip, tai yra ne taip paprasta, žinot kodėl? Nes mūsų nieks nemokė. Ką mus mokė? Rūpinkis kitais. Vyrų, vaikais, ar ne, tėvais, draugais. Kai sako, nelabai tu savim rūpėsi, bet gal padarysi. Tavo reikalas. Nėra tokio dalyko, kaip iš vaikystės ugdomos vertybės apie kūną. Kūnas yra kažkas. Kažkokia ten ta manuale dalis ir kažkur jis ten yra. Kažkaip jis ten veikia. Kada mes jį atsimenam? Kada jisai sako, avotau, špygos, neinu, nevirškinu, neveikiu, basta, atsisakau, veto. Nusibodo. O tada mes atsimenam, kad, bože, pasirodo blūžinį turiu, net žinau, kurioje vietoje. Prieš tai tik pavadinimo žinojau, reikėdavo eit pasigūglint, kas čia per organas, ką jis daro ir kur yra. Ir jau kai mes pradedam jausti savo organus, jau viskas. Jau čia prieš paskutinis raudonas mygtukas, ar ne, kuris kritiškai šaukėsi mūsų dėmesį. Ir labai džiaugiuosi, kad šią savaitę turėjom šitą itin svarbią temą, kuri labai svarbi dėl to, kad jūs visą gyvenimą būsite su kūnu. Jūsų tėvai čia yra, čia kažkada jau jų nebus. Santykiai prasideda, pasibaigia, visaip ten su jais būna. Vaikai suauga ir išeina, ar ne? Dar visokios temos, jos tai yra, tai nėra. Bet jūsų kūnas bus paskutinis. Jūsų kažkoks tai formos ar nesuvokimas, iš kurio jūs po to išeisit ir tęsite kelionę kaip sąmonę. Dėl to ištikimesnio draugo nėra. Ir mes, kai turim draugą, tai mes jo nespardom žodžiais, mes jo neapleidžiam. Mes nesam abejingi, kai jis mums rėkia ir prašo pagalbos, o su savo kūnu dažnai taip darom. Tai aš labai tikiuosi, kad jūs įkvėptos, ar ne, to, ką kalbėjom ir galbūt, ką dar šiandien kalbėsim, nuspręsit, kad gerai, neišmokino manęs mylėti savo kūno, neišmokino manęs rūpinti savo kūnu, bet aš galiu tai padaryti šiandien, aš galiu pradėti to mokytis ir mokytis likusį gyvenimą. Ir čia priminsiu tai, ką jau šiandien pakomentavau po Jurgitos postų apie sistemingą discipliną. Pradedi kažką daryti. Va dabar, jūs padarėt praktiką. Vieną, kitą, veikia. Keletą kartų padarėt, veikia. Vis geriau. Rezultatas. Kaip fainai. Ir tada gali biškį nedaryti. Nesgi gerai jaučiuosi, ne? Jau fainai, viskas liks. Paskipinu, patingiu. Žiūri, kad kažkaip ir vėl tarp tų žvaigždžių, vėl iš pradžių ir vėl aš esu kažkur, kur man ten kažkaip blogai. Čia bet kuria prasme. Ar ne? Ir tada mes ateinam į tokią situaciją, manęs dažnai klausia klientės, bet kuo ten, ar ilgalaikės terapijos, ar kažkokiais kitais ten apie praktikas. O tai kiek čia dabar man reikės daryti? Žinot, ką aš atsakau? Žiūrėk,
kai, vat, kol norėsi jaustis gerai, tai tu daryk. Jau kai nebenorėsi, tai nebedaryk. Vat ir viskas, vat toks atsakymas. Mums nekyla laiko, kiek dantis reikės dar čia man valytis. Kiek į kirpyklą dar čia man reikės ten vaikščioti arba praustis. Nu, aš čia suprantu, aš jau 35 kartus ten nuėjau į dušą, neužteks likusiam gyvenimui. Ar ne? Tai lygiai žinokit, tas pats yra su emociniais mūsų įpročiais. Nėra taip, kad jūs padarėt ir nebereikia. Nes jeigu jūs nuėjote į sportą ir metus laiko sportavot, suformavot gražų kūną, jeigu jūs norite jį tokį turėti, jūs turėsit sportuoti iki savo gyvenimo galo. Maitintis ar atitinkamai kažką kitą daryti. Ir va čia vat mielosios įsijungia šalia mūsų pokyčio troškimo valia. Valką pasikviečiam, pasisodinam ir sakom, nu ką, Valka, visą gyvenimą teks draugauti, o kitaip nebus nieko. Nu ir ką, ir kai nenori, ir kai lyja, ir kai šalta, ir kai karšta, ir kai tingis, ir kai šudina nuotaika, imi tą savo Valką ir eini daryti kažką, kas duoda tau gerą savijautą. Fizinė prasme, emocinė prasme, energetinė prasme. O kitaip, mielosios, visą tai yra tik tai, nu, buvau kursuose, išmokė praktikų, veikia, aha, jo, pabandžiau, veikia. Tai kodėl dabar va taip ir taip jautės, ai, nes nebedarau. Tai vat labai kviečiu išgirsti mane ir tai, ką praktikavote iki šios dienos, akimirkos, jeigu yra kažkas, kas jums veikia, kartokit, sistemingai kartokit. Tai turi tapti ne šito kurso metu daromais dalykais, nes Aurelija liepia ir nes yra tokie dalykai kaip namų darbai, reiks atsiskaityti, nu tai padarysiu, nes, nu, nefason, žinai, tipo. Bet jau kursas baigęs, galim nedaryti. Nu, pat atsakau, va, nebenorit jaustis gerai. Ok, nedarykit. Tai va, tai taip pusiau humoro forma, pusiau rimtai, aišku, šneku rimtai, bet mūsų kūnas kiekvieną dieną dėl mūsų kažką daro. Jis nesako, kad, žiūrėk, dabar porą dienų atostogos man gerai, nevirškinu, negirdžiu, nekalbu, dar kažko nedarau, biški čia, sorry, tingiu šiandien, nedirbsiu, žinok, širdis neploks, dar kas nors ten neveiks. Nu, kaip mes, ar ne? Šiandien nesportuoju. Tai vat ir mes dėl jo turim kasdien. Ir kai mes susikuriam santykį, kuriame mums gera, tai vat kaip prašiau Daivai, jokie komentarai, jokie neįtakoja. Gali girti padangės kelti, aš paskutiniu metu girdžiu, Dieve, Aurelija, tu žydi. Na, jūs mane neseniai pažįstate daugelis, ar ne? Nežinot, kaip aš atrodžiau prieš 1,5–2 metus. Aš iš tikrųjų stipriai pasikeitus, aš numetus 14 kilogramų, mano veido oda kita, mano šukuosena kita, mano energija kita visų pirma, ar ne? Ir kai jie man sako, man malonu, man gera girdėti, bet aš žinau, taip žydžiu. Ir kai mane kažkas suvarinėja, nes vis dar kažkas tai nori savo kažkokias tai nemalonės emocijas suprojektuoti man, kad tau gal tą reikėtų, na reikėtų, manęs taip nebekabina. Žinot kodėl? Nes mano vertė yra viduj. Ir aš pati žinau, kad mano vertė nuo to, kad mane giria, ar nuo to, kad mane peikia, nesikeičia. Aš remiuosi į savo pačios viduje esančią vertę, kuri nesikeičia man senstant, atsirandant raukšlėm, spogam, kilogramam ar dar kažkam. Aš esu. Ir visada būsiu. Tokia, kokia esu. Ką jūs besakytumėt? Ir vat, kai yra toks santykis su kūnu, vat tada jūs tikrai esate meilėje savo. Linkiu jį ateiti.